Esu Marius Korbačiauskas, akcinės bendrovės Wolfas Engelman generalinis direktorius. Mūsų įmonė gamina alų ir įvairius gėrimus jau daugiau negu 170 metų. Be alaus esame lyderiai sidro, alkoholinių kokteilių rinkoje, gaminame nemažai giros, limonadų, netgi energinių gėrimų ir praktiškai visi gėrimai, kurie yra nekaršti, yra mūsų verslo dalis. Esame gana inovatyvūs savo srityje, stengiamės neatsilikti nuo pasaulinių tendencijų ir tikime, kad skaitmenizacija irgi yra vienas iš konkurencinių pranašumų sukuriančių faktorių ateityje. Šitame projekte ir tomis paslaugomis naudojasi nemažai būtent Lietuvos pramoninkų konfederacijos įmonių narių. Čia reikėtų išskirti tikriausiai keletą regionų, tai yra būtent Klaipėdos, Kauno regionų įmonės labai aktyvios šitame projekte. Projektas yra be galo svarbus, jisai neša realią įmonėms naudą, yra viskas padaryta, padėta, reikia tik daryti sprendimą imtis šito dalyko, imtis transformuoti savo sektorių, imtis keisti konkurencinį potencialą, aš vadinčiau, įmonės bet kurios. Kai pradėjom su EDIC projektu dirbti, pradinė mūsų lygio įvertinimas buvo jau gana aukštas, turėjom 79%, kai palyginimui Lietuvos panašios įmonės turi apie 32%. Tuo metu buvome gana aukštame lygyje, žinoma, yra kur pasitempt, šiek tiek atsilikome su automatizavimu ir dirbtinio intelekto panaudojimu savo veikloje, tai paskutiniu metu šiek tiek šitoje vietoje pasistumėjom ir jau nesenas vertinimas, jau esame pakilę dar aukštesnį lygį, netgi 82%. Taip kad tikim, kad tai padės mums ateityje sėkmingai veikti ir ką norėčiau palinkėti kitiem, kas galbūt abejoja, reikia skaitmetizuotis ir atnešti naujovių į savo veiklą. Tai kaip vienas garsus mokslininkas yra sakęs, kad viskas, kas įmanoma skaitmenizuoti, ilgainiui bus skaitmenizuota, norime to ar ne. Gero, nelabai kas naudoja jau ir rankinį laikrodį, kuris yra ne elektroninis. Taip kad yra pavyzdžių ir paprastų iš gyvenimo, o į veiklą ir į verslą irgi visi šitie dalykai ateina. Taip kad linkiu visiems skaitmenizuojantis sėkmės.